Sveiki, jeigu šį Helovyną norėtumėt pažiūrėti gerą siaubo filmą, bet nežinote, kurie filmai yra verti jūsų dėmesio ir laiko, šitas video yra skirtas jums, kadangi aš ir mano draugas Moliuginis jums padėsime, rekomenduodami 10 gerų filmų, kuriuos verta pažiūrėti tiek šį Helovyną, tiek bet kuriuo metu, jeigu esate siaubo filmų gerbėjai. Bet iš karto įspėju, jeigu jums patinka tokie filmai kaip Pjūklas, Hostelis, kur tiesiog filmai paremti žiaurumais, žiauriais vaizdais, ar Hostelio režisierius yra Eli Rotas, tai apskritai, jei jums patinka Eli Rotas ir jis jūsų mėgstamiausias režisierius, tai šitas video nėra skirtas jums. Jeigu vis dar esate šiame video, liekate su manimi, tai galiu pasakyti, kaip aš suskiršiau šios filmus ir juos suskiršiau 5 kategorijas. Ir pirmoji kategorija bus demonai apsėdimai, antroji bus vampyrai, trečioji vilkolakiai, ketvirtoji antologijos ir 5 animacija. Pirmas filmas bus legendinis, gerai žinomas filmas, apie jį daug nekalbėsiu. Antras filmas bus mažiau žinomas, tiems, kurie jau matė daug tų filmų, bet norėtų atrasti kažką naujo, bet abu filmai tinka visiems žmonėms. Pirmoji kategorija yra demonų apsėdimai. Tai toks jau žinomas legendinis filmas yra Evil Dead 2, Piktieji numirėliai 2. Tai filmas apie Ešą, kuris su draugais atvyksta į trobelę miške pasilinksminti, bet viskas pasikreipia tuo, kad juos apsėda demonai. Ir antra dalis yra pirmos dalies remake'as, tai žiūrėti nebūtina, viską pagausit ir tai yra puikus komedijos, praktinės komedijos ir siaubo mišinys. O kitas filmas turėjo gana įspūdingą reklaminę kompaniją, kur, pavyzdžiui, žmonės Amerikoje beisbolo varžybose tiesiog stovėjo ir šypsojosi, tai filmas Smile. Filmas Smile pasakoja apie traumos demoną, kuris išsirenka savo auką ir keletą dienų ją persekioja, sukeldamas įvairias haliucinacijas, kol galiausiai ją apsėda. Filmo pagrindinė herojė yra Rose, kuri būtent susiduria su tuo demonu ir filmas pasakoja apie tai, ką jinai patiria, ką mato ir kaip jai sekasi tuos sutvarkyti. Filme yra gana nemažai tokių pigių, nuspėjamų jumpscare'ų, kur kažkoks garsas iš kažkur šoka ar kažkas tokio, kur tai bando išgąsdinti pigiai. Tai man tokie dalykai nelabai patinka ir jie labiau priklausytų Eli Roto filme, bet kai filmas to nedaro ir kai jis lieka toks subtilesnis, tai ir būna labai nejauku. Iš tiesų, patys vaizdiniai yra nejaukus, baisus ir filmas iš tiesų sukelia tam tikras emocijas ir tai, manau, yra gero filmo požymis. Antra kategorija, tai filmai apie vampyrus. Tai galbūt toks pat jau labai žinomas filmas, gal nebūtinai pats žinomiausias, bet nebūtinai pats geriausias, bet tikrai žinomas su įžymybėmis, tokiamis kaip George'as Clooney's, Selma Hayek, Quentinas Tarantino, tai yra From Dusk Till Dawn, nuo sutemų iki aušros. Tai toks kriminalinis filmas, bent jau prasideda kaip kriminalinis filmas apie banko plėšikus, kurie sustojo bare, o paskui paaiškėjo, kad tas baras yra pilnas vampyrų. Antrasis filmas yra Martinas. Tai George'o Romero filmas. Taip, to paties George'o Romero, kuris pagarsėjęs filmais apie zombius, bet štai jis pasirodo sukūręs ir gerą filmą apie vampyrus. Ir filmas pasako apie jaunuolį, kuris turi polinkį gerti kraują. Jeigu jis negeria kraujo, jis visas pradeda drebėti, bet tačiau jis savo aukas renkasi gana suplanuotai, pagal jų išvaizdą, kadangi jis nori prieš besimaitinant patenkinti savo lytinę aistrą. Pats Martinas nėra kažkoks stipruolis ir jisai netrodo nieko neturi, bet jis labai atsargus. Jis savo aukas užmigdo migdomaisiais ir švirkštu ir tada patenkina savo poreikius. Filmo istorija vyksta mažame miestelėje, kur Martinas atvyksta gyventi pas savo pusbrolį. Jo pusbrolis jau yra senukas ir jisai mato, kad Martinas atrodo kaip jaunuolis, nors jis yra už jį netgi galbūt vyresnis. Tai kadangi pusbrolis žino visą jo istoriją, jisai pažada Martinui išgelbėti jo sielą ir jį galiausiai sunaikinti. Vien tai, kad tas vampyras neturi kažkokių supergalių, yra gana unikalu. Nors filmas ir senas, ir mažo biudžeto, visai žiūrisi visai gerai ir įdomiai. Taigi, judame į kitą kategoriją, tai yra vilkolakiai. Ko gero, pats žinomiausias filmas yra amerikietiškasis Vilkolakis Londone. Tai filmas apie 2 studentus keliaujančius po Britaniją su kuprinėmis ir juos užpuola vilkai. Vienas iš jų miršta, kitas yra pagydomas ligoninėje, tačiau jis sapnuoja košmarus apie savo mirusį draugą, kuris jį įspėja, kad jis
taps vilkolakiu. Tai tikrai, manau, tas filmas yra klasika ir verta pamatyti, jeigu nesat matę. O antrasis būtų Dog Soldiers. Tai filmas apie kareivius, kurie atvyksta treniruotis į mišką. Tačiau viskas pakrypsta gana ne taip, kaip buvo suplanuota ir jie susiduria su vilkolakis. Filmas taip pat yra mažo biudžeto, pagrinde viskas yra nufilmuota arba miške, arba name. Didžioji dalis veiksmo tai tiesiog kareiviai besikalbantis tarpusavėje, bet visi tie kareiviai turi savo gerus personažus. Jie yra škotai, tai galima pasiklausyti tokio škotiško akcento ir visumoje. Tie vilkolakiai irgi gal atrodo šiek tiek juokingai, bet tai netrukdo. Filmas tikrai geras, irgi paliko gerą įspūdį, labai rekomenduoju. Ketvirta kategorija tai yra antologijos. Antologijos galbūt nėra toks jau žanras, kur būtų galima pasakyti, kad čia yra kažkoks labai legendinis ir žinomas filmas, bet galima paminėti iš tokių žinomų galbūt Simpsonų siaubo namelį medyje. Ir jeigu jau rekomenduoti, tai Three House of Horror 5. 5, tai yra 6 sezono, 6 serija. Bet kadangi pažadėjau rekomenduoti filmus, tai dabar pasakysiu 2 gerus antologijos filmus. Pirmasis būtų Tales from the Crypt, 72 metų. Taip, tai mes galbūt Lietuvoje esame matę tokį serialą kažkada vėlyvais vakarais apie kriptos saugotoją, kuris pasakoja siaubo istorijas. Tai visa tai yra paremta amerikiečių komiksais ir tai tų visokių variacijų yra daug. Filmo metu yra parodomos 5 skirtingos istorijos. Kita antologijos rekomendacija yra Mortuary Collection. Tai filmas gana naujas, jisai pasakoja apie laidojimo namų šeimininką ir pas jį atėjusią įsidarbinti merginą. Laidojimo namų šeimininkas tai merginai papasakoja kelias istorijas ir jos palaipsniui vis gerėjo, bet kiekviena iš jų turi tokią gana įspūdingą kinematografiją, viskas atrodo labai gerai. Ir galiausiai mergina papasakoja jam savo istoriją. Ir tas galas man labai patiko. Filmas super. Kągi, 5 kategorija yra animacija. Tai legendinis filmas, kurį turite pamatyti, tai yra Nightmare Before Christmas, Košmaras prieš Kalėdas. Aš jį labai dažnai žiūrėdavau. Filmas pasakoja apie Jacką Skellingtoną, kuriam atsibodo kasmetinė Helovino tradicija gąsdinti žmonės ir jis nusprendė atsivežti savo Helovino miestelį Kalėdas. Taigi dėl to filmas tinka ir Kalėdoms, ir Helovinui. Ir jeigu dar nesate jo matę, tai tikrai jį verta pažiūrėti. O kitas filmas animacinis būtų Coraline. Tai filmas apie mergaitę, kuri atranda slaptas duris, kurios veda į alternatyvų pasaulį, kuriame jis suranda alternatyvę šeimą ir greitai supranta, kad ta kita šeima nori ją pagrobti ir įkalinti ją amžinai. Tai jinai bando ištrūkti iš to pasaulio ir, žinau, ta animacija visa labai graži, istorija gera, rekomenduoju. Taigi aš ir Moliūginis jau žinome, ką žiūrėsime per šį Heloviną, tikiuosi kažką įdomaus įsirinksite ir jūs. Iki!